Labą dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio ir čia yra klausimai atsakymai. Užduokite man įdomius klausimus klausimai vilkiai@gmail.com. Aš išsirinksiu įdomiausius, vertingiausius, į juos atsakysiu per filmukus, o klausimo autorius apdovanosiu vertingais prizais. Daiva Vasiliauskienė klausia. Ką reikėtų daryti sode, kad nesamanuotų paviršius? Apie sodą apsodintos tujos auga veje, bet jis samanuoja kiekvienais metais vis labiau. Visų pirma, samanas reiškia, kad jūsų dirva užrūgštėjusi ir jeigu jūs nieko nedarysite, situacija tik tai blogės, nes iš dirvos išnaudoti jau šarminiai mineralai ir kuo toliau, tuo jie bus labiau išnaudoti. Tai jums būtina pakelti dirvos pH arba, kitaip sakant, sumažinti rūgštingumą arba, dar kitaip galima pasakyti, padidinti šarmingumą. Tai tam reikia į dirvą įterpti šarminančių mineralų, o tai rinkoje sutinkama keliais pavidalais. Tai gali būti kalkės su magniu, granuliuotos kalkės, kreida, gali būti dolomitmilčiai, maltas granitas, pelenai. Vienas universaliausių, greičiausią efektą sukuriančių dalykų tai yra granuliuotos kalkės. Aš jau praeitame video apie tai kalbėjau, bet matau, kad tema aktuali, tai dar kartą irgi išsamiau apie tai kalbu. Tai granuliuotų kalkių, jeigu jau pas jūs yra samanos, reikės berti ne vieną kartą. Tai dabar išbarstyti, sakyčiau, maksimalią dozę, kokius 200 gramų į kvadratinį metrą. Tada rudenį išbarstyti dar tokią pat dozę 200 gramų į kvadratinį metrą ir pavasarį išbarstyti 200 gramų į kvadratinį metrą. Šitos dozės viršija tas rekomenduojamas dozes kažkada seniai sudarytas mokslininkų, agronomų ir taip toliau, nes dabar vyrauja rūgštus lietus, po vieno rūgštaus lietaus pH gali nukristi per kelias padalas ir jeigu nieko nedarome, dirva tiesiog rūgštėja. Ir kalkės turi būti įterpiamos absoliučiai į visas dirvas labai reguliariai. Nebūtina ten kasmet įterpinėti, jeigu pas jūs daugmaž neutrali dirva, bet jeigu samanoja, želia, pievelėje auga samanos, reiškia įterpinėti kažką, kas pakels pH, yra būtina. Kalbant apie dolomitmilčius, tai reiktų juos įterpti į dirvą supurenant dirvos paviršių ir jie pradeda veikti tik tai po metų. Kalbant apie kreidą, geriausia ją ištirpinti vandenyje ir su ją laistyti. Irgi gana greitas efektas, tik tai labai daug darbo. Kalbant apie pelenus, jūs turėtumėt pastoviai pelenus barstyti toje teritorijoje, kurioje jūs norite sumažinti dirvos rūgštingumą. Ir jie veikia šiek tiek kitaip, nes tai nėra uoliena, tai yra pelenai. Nebus toks tobulas poveikis kaip nuo maltų uolienų, kurios labai reikalingos dirvai. Tai va, tikiuosi atsakiau, o jums, Daiva, dovanoju savo seminarą, aš jį jums išsiųsiu elektroniniu paštu. Daržas naujoje vietoje. Ten jūs rasite žinių, kaip gelbėti prastas dirvas ir sukurti geras dirvas. Kitus raginu užduoti man klausimus, klausimai vilkiai@gmail.com, lauksiu jūsų klausimų ir mielai atsakysiu per filmukus. Iki.